Labas vakaras visiems, kurie mus palaiko ir yra kartu šį vakarą. Sveikinuosi pirmą kartą šiais 2026 metais ir linkiu visiems mums, kad šiais metais būtų šiek tiek daugiau meilės, šiek tiek daugiau šilumos, šiek tiek daugiau gerumo ir taikos, negu turėjom praėjusiais metais. Ir tai, manau, jau padarys mūsų gyvenimus geresnius ir šviesesnius. Ir šiandien kartu su manimi yra mano miela kolegė Asta Balberienė, kuri yra mindfulness mokytoja ir supervizorė, ji dirba su vaikais ir su suaugusiais. Asta dirba tiek individualiai, tiek ir veda grupinius užsiėmimus. Todėl labai džiaugiuosi, kad Asta yra šiandien kartu su mumis ir tikrai tikiu pasidalins savo patirtimi ir įvairiomis įžvalgomis. Tai labas, Asta. Sveika, Asta, tikrai labai džiugu girdėti tave ir sveikinu visus susirinkusius ir sveikinu su naujais metais. Tiesiog aš galvoju, tie nauji metai tai kiekviena diena mūsų prasideda ir kiekvieną dieną labai svarbu ne tik naujiem metam tą tikslą turėti, bet ir kiekvieną dieną gražiai sutikti ir dėmesingai pragyventi ją. Taip, ačiū tau labai, tikrai pritariu tavo minčiai. Ir irgi dar skaičiau apie tuos naujus metus tokį mintį, kuri taip pat man kažkaip tai užkliuvo, kad jeigu nauji metai prasideda ir nėra jokių naujų kažkokių įpročių, tai jau tampa nebe nauji metai, o tiesiog kiti metai. Tai toks irgi, įdomi tokia mintis, kur bet kasdien ar kas kažkokį tai laiką, kažką tai daugiau mokytis ar kažką daryti kitaip, tai toks irgi nuolatinis mūsų siekis tikriausiai. Tai kągi, šiandien mes esame čia būtent susirinkę dėl vaikų ir paauglių, būtent dėl šių temų ir visiems, kurie dirba su vaikais ar paaugliais, arba kurie yra šalia jų, galbūt kažkaip kitaip su jais susiję, tai šiem žmonėm būtent šios mūsų transliacijos ir skirtos ir šiandien norim akcentuoti du tokius pagrindinius dalykus, tai būtent apie tai, kodėl ir kaip vaikams yra svarbu būti priimtiems ir būtent ką vaikams duoda bendramžių grupė. Ir būtent tas priėmimas, kurį vaikai gali gauti bendramžių grupėse ir ką tai gali jiems duoti. Tai aš pati iš tikrųjų nemažai metų dirbu su vaikų grupėmis, tiesiogiai vesdama įvairius grupinius užsiėmimus ir taip pat nemažai metų stebiu vaikų grupės dirbdama ugdymo įstaigose. Tai ten vienaip ar kitaip visi vaikai gyvena kolektyve kažkokiam, ar klasėje, ar ikimokyklinės ugdymo įstaigos grupėje. Ir stebint tas grupės ir stebint tuos vaikus, tikrai dar prieš eilę metų, kai dirbau tiesiogiai mokykloje, matydavau, kad daugiausia tokių, nežinau, kabutėse pasakysiu, gaisrų ar tokių ekstra svarbių atvejų kildavo būtent dėl bendravimo tokių sunkumų, būtent dėl konfliktų tarp vaikų. Ir dar tokiais gal savo pirmais darbo metais, kai jauna specialistė dar buvau, tai tikrai stebėdavausi, kaip sunku vaikam vis tik tai mokėti bendrauti, kaip sunku yra kalbėti, kaip sunku yra klausyti ir iš tiesų išgirsti kitą ir kaip svarbu rasti bendrus sprendimus. Tai iš tiesų
Šie įgūdžiai, mano manimu, yra kertiniai, nes juk mes visi gyvename tarp žmonių ir mes visi kiekvieną dieną bendraujame. Ir mes su Asta esame mindfulness mokytojos, dėmesingo įsisąmoninimo, praktikuotojos ir kitus mokome tą daryti. Ir tikrai žinome, kokia sudėtinga yra dėmesingo bendravimo praktika. Ir ši praktika, atrodo, susideda iš labai paprastų dalykų. Ne? Viena vertus yra dėmesingas kalbėjimas, kai žmogus, kuris kalba dėmesingai, jisai turi apsispręsti sąmoningai, ką jisai nori pasakyti ir pasakyti tai, nieko daugiau ir nieko mažiau. Ir kita dalis tai yra dėmesingas klausimas. Kai klausantis žmogus, jisai klauso ir tik klauso, nieko daugiau nedarydamas. Tai reiškia, neduodamas jokių patarimų, niekaip kažkaip nepertraukinėdamas, ar ne, niekaip nerodydamas savo supratimo. Tiesiog klausydamas, dėmesingai, stebėdamas save, savo pojūčius, kitą žmogų ir atverdamas erdvę to žmogaus kalbėjimui. Ir išties visi, kurie yra lankę mindfulness grupės ir yra darę šią praktiką, puikiai žino, apie ką mes kalbame. Tai šiandieną truputėlį kalbėsim ir apie tokias grupės, nes ir Asta, ir aš vedame grupės, kaip ir sakiau, ir kaip tik šiuo metu renkame naujas grupės tiek Kaune, tiek Vilniuje, kur tikrai turėsite galimybę užsiregistruoti ir tas grupės lankyti. Mano asmeniškai grupės skirtos vaikams, paaugliams, o Asta turi grupių lyg ir vaikams, ir suaugusiam. Tai dar tą informaciją gausite šios transliacijos eigoje. Tai Asta, kreipiuosi dabar į tave ir prašau tavęs papasakok trumpai, kodėlgi vaikams yra svarbu jaustis priimtiems, kodėl mes čia šiandien kalbam šią temą ir apskritai, kaip tu tą matai, vat ir savo praktikoje ir apskritai gyvenimo patirty. Aš tai galvoju, tas priėmimo jausmas tai yra tikriausiai pats svarbiausias jausmas, nes dažnai mes negalim kažko keisti, bet priimti yra svarbu. Ir jeigu apie vaikus šnekėti ir apie bendraamžių grupę, tai aš tiesiog prieš ruošdamas irgi prisiminiau, kaip man buvo svarbu, kad būčiau priimta ir kaip kartais vaikai netgi stengiasi, kad būtų priimti ir jie netgi tampa ne savimi, kad kažkokiai tai grupiai priklausytų. Ir man tas priėmimas būtent, jeigu apie vaikus kalbėti bendraamžių grupėje, tai yra ne apie populiarumą kažkokį, ne apie tobulumą, bet daugiau apie tą jausmą. Vaikas jaučiasi priimtas ir tai, kad su manim viskas gerai, ar ne, būtent apie tą vidinį tokį priėmimą. Nes dažnai nori tėvai, pavyzdžiui, kad ir kiti vaikai juos priimtų ir mėgtų ir žaistų. Ir man būtent dar tas priėmimas yra tai apie saugumo jausmą, kad aš esu saugus būti savimi. Ir kartais vaikai jo netenka, jie kartais bijo, prisitaiko, ar nutyli, ar atsisako tiesiog savęs, kad būtų būtent toje grupėje. Tai aš galvoju, man tas priėmimas svarbiausia yra apie saugumo jausmą. Ir tiesiog mūsų nervų sistema taip veikia, kai vaikas jaučiasi priimtas, jisai nurimsta, atsipalaiduoja, jisai tada gali ir mokintis, ir bandyti iš naujo, ir tiesiog išdrįsti pasakyti, ką galvoja. Ir dar kas, manau, svarbu, tai yra, kad tas priėmimas yra
savivertės pagrindas, ar ne, ta savivertė, kaip aš save vertinu, kad, aš suklydau, tai vadinasi, aš nesu blogas, aš galiu daugiau bandyti, aš tiesiog, bet aš vertingas, kaip ir man nepavyksta, netgi ir bendrauti, jeigu nepavyksta, irgi esu vertingas. Ir dar apie tą priėmimą, tai galvoju, kad labai svarbu, vaikam visada iškyla ta dilema, jeigu aš būsiu savimi, ar mane priims, ar ne. Tai aš galvoju, kad, tokios pagrindinės tos mintis, bent jau dabar. Taip, labai tau pritariu, tikrai ačiū už pasidalinimą. Aš irgi galvoju apie tą priėmimą ir iš tiesų tikriausiai svarbu prisiminti čia, kad priėmimas ir tas toksai jausmas, kad aš esu priimtas, leidžia jaustis, kad aš priklausau šiai grupiai. Ir išties tai yra vienas iš pamatinių ir bazinių žmogaus poreikių emocinių. Mes visi esame sukurti ryšiai su kitu žmogumi. Net ir evoliucijos, eigoj prasme, žmonija nebūtų išlikusi, jei nesilaikytų grupėse. Tai kiekvienas kūdikėlis, kai ateina į šeimą, ateina į pasaulį, jisai jau yra pasiruošęs ryšiui ir jos smegenys yra pasiruošusios, kad jį priims. Ir išties ta pirmoji grupė, į kurią vaikelis ateina, būtent ir yra šeima. Tai maža bendruomenė, kuri priima tą vaikelį ir jau nuo pat tų pirmųjų dienų tas jo poreikis būti priimtam, jisai yra labiau atliepiamas arba mažiau. Ir jau kai mes kalbam apie bendraamžių grupės, tai jau čia yra tokios, turbūt antresnė tokia pakopa, nes į bendraamžių grupės vaikai iškeliauja truputėlį vėliau, jau po tos šeimos grupės. Ir aišku, yra labai svarbu tas priėmimo jausmas ir bendraamžių grupėje, bet dar ką noriu irgi akcentuoti truputį apie šeimą ir būtent priėmimo jausmą šeimoje, tai jeigu čia, toj šeimoje, toj mažoji pirmoji grupeliai, vaikas gauna tą priėmimo ir priklausimo poreikį, jisai patenkina savo ryšio su kitais žmonėmis poreikį, tuomet jam bus žymiai lengviau ir visose kitose grupėse, kur jisai gyvenime savo bus. Ir lengviau kurti tą ryšį, lengviau megzti tą ryšį, net iš čia, ką ir tu, Asta, sakai apie save ir apie tą su savimi ryšį ir santykį, tai būtent iš to priėmimo jausmo atsiranda ir tas santykis su savim, lygiai taip pat, vaikeliui, ir ta, kaip tu sakai, irgi savivertė, tai būtent iš kur tas vaizdas apie save randasi, tai būtent ir randasi iš to, kaip kiti į mane reaguoja. Tai būtent per tą visą santykį ir per tą interakcijas tarp žmonių formuojasi daugybė dalykų. Visa vaiko raida iš tiesų, galim sakyti, ant to pastatyta. Tai vat būtent tas priėmimo jausmas tikrai yra be galo svarbus jau vien dėl to, kad tai yra mūsų visų pirminis, bazinis, pamatinis poreikis. Tai aišku, vėliau einant jau gyvenimo keliu ir plečiant tas patirtis, kai vaikas pirmiausia atkeliauja į vieną kolektyvą, į vieną žmonių grupę, toliau keliauja į kitą žmonių grupę.